Sakykit, kaip seniai gyvenate šitame name, Rasytės 48? Gal 40 metų. Kiek žinau, neseniai pasikeitė šito namo, daugiabučio namo administratorius, dabar jo yra Centrinas Servis Kaunas. Jūsų asmeninė patirtis, ar yra kažkokie pokyčiai? Labai pozityvi. Todėl, kad iškilus problemai buvo labai operatyvi reakcija ir dar netikėtai smulkmenai iš visiška pagalba. Ta prasme, visiškai smulkmenai, kuri buvo labai svarbi. Tai didžiausią įspūdį padarė, kad greita reakcija. Iš karto buvo pabendrauta, jisai paklausė, per kiek laiko atvyko žmogus. Po to, kai buvo paskambinta, yra labai kas labai patiko, kad paprašius popierinės sąskaitos, jinai atsidūrė pašto dėžutėje ir joje, kas dar buvo labai malonu, buvo sukauptos gyventojų lėšos. Pagaliau pradėjo kauptis. Ir aišku, matosi darbai ir ne tik tai, kaip sakant, kalba už save. Ne tik tai kūnui, bet ir sielai. Sakykit, ką galėtumėt palinkėti kitų daugiabučių namų gyventojams, kurie bijo keisti administratorių? Ar verta į tai veltis, ar labiau čia baisus sudėtingas procesas, ar vis dėlto tai yra pasiekiamas dalykas? Ir svarbiausia, nebijoti, nes kas žmogų labiausiai ūgina, nežinia, o gal tu išeisi ir pataikysi nuo vilko ant meškos. Nu taip, žinoma, baimė stabdo. Taip. Bet ta prasme, logiškai pamastyti, ar jūs ne per didelius pinigus atseikėjat administratoriui. Tiesiog logiškai pamastyti, nes visi. Tai ta prasme, rekomenduotumėt nebijoti vis dėlto, domėtis, kovoti už savo teisės, ieškoti, rinktis, nes yra iš ko rinktis. Galima rinktis, yra rinkos ekonomika ir galima rinktis ir nebūtinai būti prisirišus prie vieno administratorių, būti jo nepatenkintų, mokėti mokesčius, kentėti. Ne, ta prasme, mums lietuviams kai kuriems galbūt tikrai labai būdinga daug kentėti. Gal geriau kažkiek tai tą baimę įveikti ir pažiūrėti, nors minimaliai padarius, kokį tu gausi rezultatą, negu iš viso nieko nepadaryti ir rezultato tada nebus jokio kitokio. Tai vardan to, kad būtų kažkoks tai nors minimalus, bet tas pozityvus, tas, kurio tu iš tikrųjų nori rezultatą.